Sveiki, eteryje antradienio INI televizijos žinios, kviečiu žiūrėti. Lietuva kitąmet pabėgėliams gydyti į karštuosius kraštus siųs karo medikus. Gyventojai skelbia karą augančioms maisto produktų kainoms. Rubrikoje dienos komentaras apie prekybos centro aritmetiką. Laidoje ir kitos temos. Švietimiečiai žeria priekaištus valdžiai, jog nesiima priemonių siekiant pažaboti mokinių smurtą. 1000 eurų kasmet išmetami lygi balą dėl nepagristų gyventojų skambučių operatyvininkams. Medikai profesinės dienos proga sulaukė kultūrinės dovanos. Lietuva jau kitąmet planuoja siųsti gydytojų į Jordaniją, kurioje glaudžiasi milijonai pabėgėlių iš karinių konfliktų draskomų kraštų. Vykdama oficialaus vizito į Jordaniją, šalies vadovė Dalia Grybauskaitė patikino, jog Lietuva ir toliau prisidės prie pabėgėlių krizės sprendimo ir laikosi pozicijos, jog pabėgėliams pagalbą reikia suteikti kuo arčiau jų gyvenamosios vietos. Mes taip pat numatome ir siūsti nuo kitų metų pradžios karinius medikus Jordanijai, taip pat Lietuva skiria humanitarinę ir finansinę pagalbą Jordanijai, būtent nes šioje šalyje yra virš 3 milijonų pabėgėlių, iš jų 700 000 sirų. Taigi ši šalis yra ir ta šalis, iš kurios galima mokytis, ir ta šalis, kuri reiškia sulaiko ir gauna didžiausią naštą pabėgėlių šiame regione. Kitų metų pradžioje Lietuva į konflikto zoną planuoja siųsti kelis karo medikus. Dabar kitos naujienos. Valdininkų kurtumas visuomenės aimanoms dėl kylančių maisto produktų kainų susprogdino valdžios lobizmo burbulą. Kalafijorų ir kitų daržovių kainų šuolis prekybos centruose pasiekęs aukštumas pabudino ir gyventojų budrumą. Žmonės nusprendė nebetylėti ir stoti į kovą prieš valdžios manipulacijas, boikotuojant, protestuojant ir kitaip reiškiant nepasitenkinimą. Kalafijorų skandalas sprogdina internetą ir persikelia į gatves. Gyventojai sako, jog nebesileis kvailinami valstybės ir už anksčiau vos keliasdešimt centų kainavusias daržovės prekybos centruose nepaliks pusę savo algos. Pasak kauniečių, pasikeitus valiutai ir tyliai kentus valdžios manipulacijas kainomis, viešoje erdvė padėjo išjudinti širšių lizdą. Gyventojai įsitikinę, metas valdininkams atsakyti už savo veiksmus ir išsrėbti prisvilusią košę. Aš manau, kad reikia biškį sukrutinti tą širšių lizdą, kad kažkas išaiškėtų. Nes dabar tos kainos tai tokios biškai neadekvačios minimaliam atlyginimui ir taip toliau, kaip žmonės, gauna atlyginimą ar ten gauna 350 eurų. Netgi už 5 eurų tu nuėjęs į parduotuvę, tu nieko tokio doro nenusipirksi. Kai buvo anksčiau litas, tai dabar eurą. Gal ne visai, bet maždaug jau prie to eina. Jeigu aš anksčiau galėjau parduotuvėje palikti 10 litų, tai dabar 10 eurų beveik palikau. Kainos tai siaubingos iš viso, kaip iš pensijos, tai nelabai čia ir ištemsi. Ar kalafijorai iš viso gali sau leisti nusipirkti. Anot valstybinės mokesčių inspekcijos pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, 5 didžiųjų prekybos centrų apyvarta šoktelėjo 10%. Tuo tarpu nuo kainų pokyčių priklausančio mokėtino pridėtinės vertės mokesčio suma net trečdaliu. Nors kainų kilimas išpučia PVM įplaukas į valstybės biudžetą, tačiau valdininkai rodo krokodilo ašaras, nerasdami pinigų svarbiems klausimams spręsti. Neteisybės neapsikentusi visuomenė sako, jog vienintelis būdas stabdyti valdžios manipulacijas – protestai ir viešos demonstracijos. Man atrodo, kad ten išėjimas į gatves jau būtų toks kaip ir sekantis žingsnis, bet mes kaip visi, kaip ir visą laiką turbūt, nežinau, kas turi atsitikti, pagaliau mes taip masiškai išeitume į gatves ir reikalautume kažkokiu tai, pokyčių, kad pagaliau ta kainų politika kažkiek tai jau keistusi. Kalafijorų ir kitų daržovių bei vaisių skandalai prasidėjo tuomet, kai socialinių tinklų naudotojai paviešino prekybos centruose rastas kainas. Kalafijoro, kurio vienetas kainuoja 5 eurus, ir trešnių, kurių už kilogramą tektų pakloti 20 eurų. Apie maisto kainas plačiau laidos pabaigoje rubrikoje dienos komentaras. Na, o žinias tęsime kitomis aktualijomis. Ugdymo įstaigų darbuotojai kenčia nuo mokinių smurto. Švietimo darbuotojų profsąjungos tvirtina, jog paskutiniuosius 4 metus situacija nesikeitė. Pedagogai ir toliau kasdien užgauliojami, negerbiami ir net nukenčia fiziškai. Esą valdantieji per savo kadenciją nenuveikė nei vieno gero darbo mokytojų darbo sąlygoms gerinti. Varyk iš čia! Prašau sėstis į vietą ir... Varyk, skųskis pavaduotojai, kam nori. Eik iš klasės. Mokytoja, neikit.
Lietuvoje nuo patyčių kenčia ne tik vaikai, bet ir mokytojai. Psichologinis smurtas, žeminimas, nepagarba – tai tik keletas nesaugios pedagogo darbo aplinkos bruožų. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos dar prieš 4 metus sulaukė valdančiųjų politikų pažadų mažinti mokytojų patirimo smurto atvejų skaičių. Tačiau anot profsąjungiečių pažadai taip ir liko tik žodžiais. Apie tai, kad mokytojas būtų saugomas, kad būtų būtent saugomas jo orumas, jo garbė, tuo pačiu nuo to priklauso ir įvaizdis. Apie tai visiškai beveik nekalbama yra. 16 metais mes susidurėm vėlgi su tą pačią problemą, kad praktiškai nieko nepadaryta. Vyriausybės programa yra nevykdoma, situacija blogėja pastoviai nuolat. Švietimo ir mokslo ministerija kaltinimus atmeta. Anot institucijos visos kovai prieš smurtaujančius mokinius skirtos priemonės jau veikia, tačiau esą egzistuoja kita problema. Iki šiol nėra nei vieno atvejo, kai pasinaudojant esamomis galimybėmis būtų bandoma už nederamą elgesį pritaikyti administracinę atsakomybę moksleiviams ar jų tėvams. Žeminimas netgi veiksmais, žodžiais ir visa kita. Nes nėra, bent jau aš pati visą gyvenimą gyvendama ir dirbdama švietime būdama, aš negirdžiu tokių faktų, kad būtų mokykla ar bylą iškėlus mokiniui ar šeimai, tėvams, kad jie nėra buvę tokių dalykų. Švietimo ir mokslo ministerija pripažįsta esanti bejėgė. Esą geriausiu atveju ji tik gali paraginti mokyklas naudoti prevencinės priemonės, o sprendimą dėl nekontroliuojamų mokinių elgesio turi priimti ugdymo įstaigų vadovai. Tačiau smurtas klesti ne tik mokyklose, bet ir darželiuose. Tik šiuo atveju darželio auklėtojas persekioja tėvai. Šiandien reikia ginti auklėtojas nuo tėvelių. Kadangi yra be galo aršus tėveliai, kurie iš tikrųjų neleidžia dirbti auklėtojams savo darbo, trukdo, aišku, tai veikia psichiką, tai veikia atitinkamai ir vaikus. Profsąjungos tvirtina, jog daugiau nei 2/3 mokytojų patiria fizinį ar psichologinį smurtą. Tuo metu administracinių teisės pažeidimų kodeksas už patyčias numato baudą siekiančią vos keliasdešimt eurų. Pedagogai tokias sankcijas laiko juokingomis. Esą mechanizmas neveikia ne tik dėl mažų baudų, bet ir dėl ilgo tyrimo proceso. Nepagrįsti ir melagingi skambučiai sukelia tūkstančius eurų siekiančius nuostolius, nuo gyvybiškai svarbus iškvietimai pasiklysta. Tokia operatyvininkų kasdienybė. Ugniagesiai gelbėtojai dažniau važiuoja padėti kitoms specialiosioms tarnyboms, negebančioms atlikti savo darbo. Dėl to kyla pavojus nespėti nuvykti į tikrą nelaimės šauksmą. Tuo tarpu seimūnai prieš nesutramdomus chuliganus jau stoja į kovą, apsiginklavę baudomis. Specialiosios tarnybos nebeišgali suvaldyti nepagristų skambučių srautų. Vien Kaune gaisrininkai per dieną tokių skambučių sulaukia iki 10. Į netikrą pagalbos šauksmą siunčiamas gausios pajėgos, kai tuo metu prireikus realios pagalbos reaguoti nebūtų kam. Dažniausiai tokiu būdu skambindami linksminasi jauni apgirti asmenys. Taip pat sulaukiama vyresnių žmonių, kurie operatyvininkus kviečia net ir atsitikus menkiausiai bėdai. Nepagristų iškvietimų metu vyksta pajėgos pagal numatytą tvarką, pagal planą ir išvyksta 2-3 automobiliai, neretai ir kopėčius išvažiuoja, taigi nuostolis būna nemažas ir tuo labiau, kad jeigu kartais būna taip ir kopėčius gali būti gyvybiškai būtinos ir žmonių gelbimui, ir gaisruose daugiaaukščiuose pastatuose ir panašiai. Bendrasis pagalbos centras per parą iš visos Lietuvos sulaukia per 9 000 skambučių, iš kurių 1/3 melagingi. Pasak specialistų, šiuo metu jokių filtrų galinčių padėti atskirti tikrus pagalbos šauksmus nuo pajuokavimų nėra. Operatorius negali pats atsirinkti, tai yra melagingas ar nemelagingas, tai vis tiek siunčia pagalbą. O trukdantis ir maišantis skambučiai, tai taip yra galvojama apie skambučių blokavimus kai kurių telefonų, bet vėlgi vieną kartą galbūt žmogus pajuokaus, kitą kartą galbūt jam iš tiesų bus reikalinga pagalba. Tai šiuo metu tokių filtrų nėra. Anot ugniagesių gelbėtojų, neretai pagalbos prašymais yra spekuliuojama ir neįvertinamas tikras pavojus. Sudėtingiausia šiuo metu gaisrininkams, kai jų pagalbos prireikia kitoms specialiosioms tarnyboms. Trečia kategorija iškvietimų turbūt būtų pagalba specialiosioms tarnyboms, nuo kurių mes taipogi ne tik kenčiam, bet beveik ir dūstam. Ypatingai pastaruoju metu labai daug važiuojame į pagalbą greitai medicinos pagalbai. Tai ir sunkiasvoriai, ir nepatogios laiptinės, ir iš kelinto aukštesnio aukštį išnešti reikia žmonės. Už melagingus ir nepagrįstus skambučius gresia atsakomybė, kuri gali užtraukti nemenkas baudas.
Prieš mėnesį Seime patvirtinti nauji nutarimai, kuriais griežtinamos administracinės baudos už melagingus pranešimus apie visuomeniai ar valstybinės reikšmės objektams gresiantį pavojų. Už melagingą pranešimą ar paskleidimą žinios apie visuomeniai ar valstybės reikšmės objektui gresiantį pavojų galima bausti viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimo, areštų arba laisvės atėmimo iki 1 metų. Baudos už melagingą pagalbos tarnybų iškvietimą šoktelėjo iki 1,5 eurų. Šalies policijoje patvirtinta atlygio už vertingos informacijos policijai suteikimą tvarka. Naujas įsakymas skelbia, jog asmenys policijai suteikia naudingų žinių apie nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei, gali tikėtis ne tik padėkos, bet ir pinigų. Tačiau tik tuo atveju, jeigu dėl suteiktos informacijos pavyks užkirsti kelią daromam ar planuojamam nusikaltimui. Tokį žingsnį policijos departamentas žengė siekdamas glaudesnio bendradarbiavimo su visuomenė. Dažniausiai anot policijos atsakingi piliečiai padeda užkirsti kelią nusikalstamai veikai, susijusiai su korupcija bei nelegalia finansinė veikla. Dabar aktualijos iš mokslo pasaulio. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos šalyje vystomos pernelyg vangiai. Realios naudos neduoda net ir aktyvesnis Lietuvos mokslo įstaigų, verslo bei valdžios bendradarbiavimas. Besikuriančių mokslo centrų vadovai skundžiasi, jog sunku išlaikyti universitetuose užaugintus talentus, kurie prisideda prie protų nutekėjimo bangos. Šiuose laboratorijose sveikatos technologijų ir biotechnologijų mokslas virsta stebuklais. Mėgintuvėlėje pradėtas bandymas ilgainiui gali virsti vaistais nuo kol kas neišgydomų ligų. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto inovatyvios medicinos centras nuo pat atsidarimo siekia spręsti žmogaus sąnarių, širdies bei nervų sistemos problemas. Kiekvienas faktiškai iš tų tyrimų bendram rezultate ir galutiniam rezultate yra skirtas praktikiniai naudai, pasitarnauti medicinos klinikiniams poreikiams. Sakysime, kamieninių ląstelių tyrimai. 2 iš šitų aukštų yra skirti kamieninių ląstelių tyrimams. Ir kamieninė ląstelė tai yra tokia ląstelė, iš kurios tam tikrame etape gali gimti skirtingi audiniai, funkcionuojantys audiniai. Vien gerų norų neužtenka, kiekvienas mokslinis tyrimas be galo brangus. Kadangi institucijos nuolat finansuoti tyrimų negali, valdžia tikisi kaštus padengti verslo sąskaitą. Ūkio ministerijos duomenimis sveikatos technologijų ir biotechnologijų rinkoje per 5 metus apyvarta išaugo 2-gubai. Jie turėtų pradėti aktyviau bendrauti su verslu, pardavinėti savo paslaugas jiems, ne vien rašyti straipsnius, daryti fundamentinius tyrimus, bet pabandyti atlikti ir tam tikrus užsakymus iš rinkos. Tai yra esminis uždavinys, kuris yra keliamas institutams. Nors mokslo centrai jau sugeba užsidirbti, institucijų vadovai neslepia, jog reikia daugiau laiko norint prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Finansavimas ne vienintelė problema. Mokslininkai priduria, jog sunku išlaikyti jaunuosius talentus. Nors Lietuvoje išsilavinimo kokybė gera, absolventai greitai susivilioja uždarbių užsienyje. Talentų atskleidimas, talentų gražinimas, talentų pritraukimas į tą tematiką. Tai nėra paprasta. Tai yra infrastruktūra, kuri jau dabar visai nebloga. Tai yra daug dalykų. Tai galų galiai yra atlygiai ir visokie kitokie dalykai. Negana to, prie problemų sąrašo prisijungia ir Lietuvos įvaizdis. Mokslininkų bendruomenės skundžiasi, jog šalis nemoka reprezentuoti savo pasiekimų. Mat, jei Lietuvos technologiniai laimėjimai būtų žinomi pasaulyje, tiek finansavimo, tiek talentų trūkumo problemas pavyktų spręsti greičiau. Mes nepakankamai ją pareklamuojam. Ją reikia mokėti parodyti dar savo kaimynams. Iš Estų pavyzdį, kurie moka reklamuoti gražiai. Tai va, ir čia vienas iš dalykų yra, kad ne tik tai gerai dirbti, bet ir save parodyti, mokėti. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto inovatyvios medicinos centras sukurtas ES struktūrinių fondų ir biudžeto lėšomis. Šiai sostinės mokslo mekai skirta beveik 16 milijonų eurų, iš kurių 9 milijonai investuoti į naujo pastato statybą ir 7 milijonai skirti mokslinių tyrimų įrangos įsigijimui. Eteryje dar keletas dienos aktualijų trumpai. Artūro Zuoko puoselėtai metro idėjai pritarė ir naujasis miesto vadovas Remigijus Šimašius. Dalyvaudamas statybų parodoje meras prasitarė, jog Vilnius ateityje visgi sieks turėti metro. Tačiau esą pirmiausia reikia išspręsti kitas darnaus judėjimo problemas – atnaujinti viešąjį transportą ir užbaigti aplinkkelių statybas, kurios taip pat ženkliai prisidės prie kamščių mieste mažinimo.
Specialiojo metropoliteno įgyvendinimo įstatymo Seimas kol kas dar nėra palaiminęs. Jau seniau skaičiuota, jog toks projektas galėtų atsieiti apie 300 milijonų eurų, kurių būtų tikimasi iš strateginio investuotojo. Judrias Vilniaus sankryžas nuspalvinę geltonieji koriai jau ir Kaune. Karaliaus Mindaugo prospekto ir Birštono gatvių sankryžoje nubraižytos geltonos linijos turėtų įspėti vairuotojus, jog šiose sankryžose reikia būti atidiems spūsčių metu ir neužkirsti kelio kitiems automobiliams. Anot Kauno valdininkų, sostinėje ši praktika jau pasiteisino ir vadinamaisiais geltonais koriais pažymėtose sankryžose pavyko sumažinti spūstis. Todėl tikimasi, jog Kauno vairuotojai taip pat paisys naujų kelio ženklų. Planuojama, jog tokie koriai taip pat atsiras ir dar dviejose judriose vietose – Jonavos gatvės ir Pilies žiedo bei Šventos Gertrūdos ir Šauklių gatvių sankryžose. Kaip toliau elgtis su Žaliojo tilto skulptūromis, kultūros ministerija turėtų apsispręsti jau kitą savaitę. Susitikime su ekspertų komisija Šarūnas Birutis tarsis, ar šios skulptūros turėtų ir toliau būti kultūros vertybių registre. Viena iš galimų alternatyvų jas saugoti kaip praeities reliktą, negrąžinant į miesto centrą. Daug aistrų kėlusios sovietinės skulptūros dėl avarinės būklės nuo tilto nukeltos praėjusią vasarą. Kitais metais tuo pačiu laiku romantinė komedija sukurta pagal kanadiečių dramaturgo pjesę. Tai iniciatyvių kauniečių dovana medikams, kaip padėka už jų atsidavimą ir profesionalų darbą. Simboliškas pavadinimas ir staigmena gydytojams skirta priminti, jog jų indėlis yra matomas ir vertinamas ne tik gydymo įstaigose, bet ir už jos ribų. Džordžiai, jūs griebėte šiaudo. Mes esame suaugę žmonės. Mums nėra ko gėdytis. Ko bijoti. Geriausia padėka medikams šypsena ir geras žodis. Tuo įsitikinę Dainavos bendruomenės atstovai, kurie nustebino Kauno gydytojus ir šiems jų profesinės šventės proga dovanojo spektaklį Romantinė komedija kitais metais tuo pačiu laiku. Spektaklis yra ironiškas, linksmas ir itin intymus. Jame naudojama tik viena dekoracija – lova, joje veikėjai miega, pusryčiauja, pasakoja istorijas, pykstasi, taikosi ir net gimdo. Spektaklį praturtina apšvietimas ir naudojami vaizdiniai efektai, iliustruojantis bėgančius metus. Mes norim ir pakvietėm visus pasižiūrėti spektaklį, pasidžiaugti tą gyvenimo džiaugsmo akimirką ir svarbiausia tai padėkoti visos bendruomenės, visų ir kauniečių vardu, padėkoti medikams už nuoširdų darbą. Nes kai mes žinome, Kauno medikai garsėja visoje Lietuvoje, garsina Kauną ir pasaulyje. Anot medikų, profesinės šventės metu prisimenami gydytojai nesulaukia pakankamai valdžios dėmesio bei įvertinimo, kurio nusipelnė už savo sunkų kasdienį darbą. Jų kvalifikacija bei nešama atsakomybė toli gražu netitinka atlygio. Visgi švenčių proga sutinkami pažįstami, besišypsantis ir sveiki pacientai, geriausia dovana ir atlygis už triūsą stengiantis išgydyti ligonius. Ir jeigu dabar reiktų rinktis, aš vėl pasirinkčiau tą patį. Tai gali tarnauti žmonėm, gali jam padėti, ištiesti ranką sunkią valandą ir jie dėkingi už tai. Savo šypseną, rankos paspaudimu, daugiau nieko nereikia. Kauno Girstučio rūmuose vykusio spektaklio metu profesinę šventę medikų dieną paminėti susirinko per kelis šimtus Kauno gydytojų. Renginio globėjas Kazys Starkevičius prieš spektaklį įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems Dainavos rajono gydytojams. Dėkoju žiūrėjusiems, netrukus orų prognozė. O prieš tai kviečiu sugrįžti prie vadinamojo kalafijoro skandalo. Žmonės piktinasi kainomis parduotuvėse, o Lietuvos laisvosios rinkos institutas sudėlioja visus taškus ant i. Rubrikoje dienos komentaras ekonomistas Žilvinas Šilėnas apie prekybos centrų aritmetiką. Jeigu iš tikrųjų rūpi, kiek pabrango kainos, tai nereikia žiūrėti į kalafijorą, nes kalafioras nėra to krepšelio žmogaus išlaidų pavyzdys. Jeigu jau rūpi, kad ir pačios daržovės, geriau žiūrėkite, kiek pabrango ar atpigo bulvės, morkos, svogūnai, tokios prekės, kurios yra labiau naudojamos negu kad kalafiorai. Ir statistikos duomenų, būtent tikros statistikos, susistemintos, yra keletas šaltinių, yra statistikos departamentas, yra produktų kainos.lt, yra tas pats Europos Eurostatas, tai va ten tų duomenų galima iš tikrųjų surasti, jeigu mes norime apskritai daryti išlaidą, ar pabrango maistas ar ne. Jeigu mes, aišku, norime klausti, ar pabrango kalafiorai, tai faktas labai paprastas, taip, jie anksčiau turbūt kainavo truputį pigiau.
Tai vat, mano patarimas visiems tai yra elgtis remti šaltais, bejausmiais faktais, taip kaip tai daro ekonomistai. Didžiojoje politikoje kalafiorams ne vieta. Kita vertus, kiekviena valdžia, kur ignoruoja tai, kas rūpi jiems piliečiams, irgi yra pasmerkta. Tai vėlgi, pasisakymai, pamastymai, refleksijos, kad ir aukščiausių asmenų nieko blogo tame nėra, ko aš vengčiau, tai skubinų sprendimų, kažkokių naujų įstatymų ar nutarimų situacijai spręsti į ją neįsigilinus. Tai vėlgi, reflektuoti yra žmogiška, taip jie rodo savo žmogišką veidą, nuo ko raginčiau susilaikyti, tai nuo skubotų būtent sprendimų. Sinoptikai prognozuoja, jog prasidėjusi šiluma nesisklaidys ir trečiadienį. Naktį Lietuvoje žadama apie 5-8 laipsnius aukščiau nulio. Bus giedra ir mažai vėjuota. Įdienojus pajūryje įsismarkuos besikeičiančių krypčių vėjas. Šalyje termometrų stulpeliai kils iki +18. Vidurio Lietuvoje žadamas trumpalaikis lietus.